Sveiki, čia Jogos erdvė. Aš Vilma, šalia manęs Rojus. Šiandienos praktika skirta mūsų vidiniai ašiai sustiprinti. Išjudinsime savo stuburą, sujungsime jį su mūsų energija, gera nuotaika ir neleisime aplinkos vėjams mūsų išversti iš kojų. Išsitieskite savo kilimėlius ir prisijunkite prie mūsų. O šiandieną pradėsime lengvai sėdimoje pozoje su kryžiuotomis kojomis. Padėkite savo rankas ant kelių ar šlaunies. Galbūt užmerkite akis ar galite jas tiesiog nuleisti ir žiūrėti į žemę, atpalaiduoti. Ištieskite savo stuburą ligi dangaus. Ir įkvėpkite visą dieną į plaučius. Ir išleiskite. Leiskite savo kūnui ir protui nurimti, mintims išplaukti. Sėdim tvirtai. Žemė mus laiko. Mes esame čia ir dabar. Sąmoningai. Su meile ir ramiu kvėpavimu. Lėtai atmerkite akis, padėkite savo pirštus ant pečių ir pradedame išbudinti savo viršutinę kūno dalį. Išbudinam pečius, keliam savo alkūnes aukštai ligi dangaus ir atveriam savo krūtinę, širdį, raktikaulį į priekį. Galbūt alkūnė susibučiuoja, o jeigu ne, viskas gerai. Judam su kontrole ir meilė savo. Nuleidžiam rankas, suneriam pirštus ir ištiesiam į priekį. Pajuskit, kaip tarsi kažkas būtų priėjęs šalia jūsų ir tempia jūsų rankas į priekį. Bet jūsų nugara, stuburas, jūsų centras stovi tiesiai. Įkvepiam ir iškvepiam, paleidžiam. Suneriam pirštus už nugaros ir gal šį kartą kitos rankos nykštys užlipa ant viršaus ir atveriam savo rankas, atgal atveriam savo krūtinę į priekį ir pratempiam visą savo pečių juostą. Įkvepiam ir iškvepiam. Paleidžiam rankas ir stojamės ant keturių. Lėtai, neskubėdami, atriskite stalo pozą. Alkūnės po pečiais, keliai po klubais. Pasitikrinkite, kur esate, galbūt pažiūrėkite į apačią. Ir kai jau atrasite savo pozos centrą, įkvėpkite, atverkite savo raktikaulį, žiūrime į horizontą. Uodegikaulis į dangų, keliaujam su kvėpavimu tarp karvės ir katino pozos. Išjudinam savo stuburą, visus stuburo slankstelius. Sutelkit savo dėmesį ties nugarą ir pastebėkite, kaip vienas slankstelis po kito lėtai juda. Kokią žinutę jums siunčia? Kaip šiandien nugara jūsų jaučiasi? Tiesiog pastebėkite. Sugrįžtam į centrą, užriečiam kojų pirštukus ir pasikeliam. Pėdinam, dėdami koją už kojos į priekį prie savo delnų. Likite pasilenkę, gausiai sulenkite kelius ir galbūt pasisukinėkite į vieną pusę, į kitą. Atpalaiduokite viršutinę kūno dalį. Galbūt pajudinkite galvą, tarsi sakydami taip. Ne.
Ir lėtai slankstelis po slankstelio, tarsi niekur neturėtumėte eiti, neskubėdami keliamės į viršų, išjausdami šitą judesį. Galva pasikelia paskutinė. Atveriam savo rankas į dangų. Žiūrim į viršų ir leidžiamės žemyn. Pusiau pasikeliam, delnai ant šlaunų ar ant blauzdų ir nusileidžiam. Kylam į viršų, rankos šonais stiebiasi į dangų, žiūrim į rankų pirštus ir nuleidžiam delnus prie krūtinės. Pasisuksiu į jūs, perkelkit visą svorį ant kairės kojos, keliausime į medžio pozą. Pasirinkite šiandien savo kelionę, galbūt jūsų dešinės pėdos pirštai lieka ant žemės, o galbūt kyla pėda aukščiau, ant blauzdos ar ant šlaunies. Rankos gali būti prie krūtinės arba iškeltos tvirtai į dangų. Jūsų kūnas tai tarsi medžio kamienas. Stovėkite stipriai ir neleiskite vėjui jo nupūsti. O jeigu nukritote, viskas gerai. Stokitės, kilkite iš naujo. Aš žinau, jūs tikrai galite. Lėtai nuleiskite dešinę koją, galbūt pasukinėkite vieną koją į šoną, kitą atpalaiduokite čiurnas, pamindykite pirštukus, kulnus pakelnokit ir perkeliam visą svorį ant dešinės pėdos. Raskite savo balanso centrą, tvirtai prispauskite dešinę pėdą prie kilimėlio, aktyvuokite savo ašį, ištraukite tarsi užtrauktuku savo pilvo raumenis, nugara tiesi ir keliame savo kairę koją aukštyn. O kiek aukštai pasirinkite jūs. Čia jūsų kelionė. Nėra vieno teisingo atsakymo. Kvėpuojam lėtai, stovim tvirtai, tarsi ąžuolai. Super. Lėtai su kontrole. Nuleiskite pėdą ir padėkite ant žemės. Pasukinėkite kojas į vieną pusę, į kitą. Pakelnokit pirštus ir kulnus. Pajuskite žemę po kojomis. Atraskite savo centrą. Sukryžiuokite kojas ir sėdamės ant žemės. Padėkite savo. Nežinau, kokią koją laikyti priekį. Ar šitą. Išsirinkite, kartais būna tikrai labai sunku išsirinkti. Atveriam savo rankas šonais, kylam į dangų, žiūrime į savo pirštukus ir nuleidžiame. Dar kartelį organiškai keliaujam su kvėpavimu, įkvepiam ir iškvepiam. Ir paskutinį kartą pajuskite, tarsi būtumėte sučiupę oro gūsį ir tvirtai pakelkite ir nuleiskite. Pasisukam į dešinę, stuburo pasukimas, įkvepiam ir su iškvėpimu galbūt dar giliau pasisukame. Įkvepiam, sugrįžtam į centrą ir pasisukam į kairę pusę. Įkvepiam, pratiesinam savo stuburą ir iškvepiam, pasisukam, žiūrim pro savo kairį petį. Žvilgsnis atpalaiduotas. Jauskite žemę tvirtai po savo sėdmenimis. Įkvepiam ir sugrįžtam į centrą.
Ištieskite savo kojas į trumpąjį kilimėlio kraštą. Sulenkite kojas per kelius arba galite laikyti jas ištiestas. Pasirinkite jūs. Aktyvuokite savo centrą, ištieskite nugarą. Pajuskite, kaip kažkas tvirtai tempia jūsų rankas į priekį. Ir tvirtai, su kontrole, neskubėdami, atraskite save gulinčius ant žemės. Ištieskite savo kojas į šavasaną. Rankas galite laikyti šalia ar padėti vieną ant pilvo, kitą ant širdies, pasirinkite jūs. Giliai įkvėpkite, pripildykite plaučius gaivaus oro ir viską iškvėpkite pro burną. Galbūt suvilkite liežuviu savo žandikaulį. Leiskite jam atsipalaiduoti, atpalaiduokite visus veido raumenis. Ir pajuskite, kaip kūnas tvirtai guli ant žemės. Jūsų ašis tvirta ir jokios audros jums nebaisios. Kūnas susijungia su emocijomis, su protu. Tvirtai keliauja per pasaulį. Padėkokite savo, kad radot laiko padovanoti savo šią dovaną. Ir nuo mano širdies jūsų širdžiai. Iki pasimatymo.